Gediminas rašo, naują ūsą pakuotę reikia pabandyti jum. Tad šiandien iš archyvo ištraukime 10 metų senumo Marea davinuką ir pažiūrėkime, ar per 10-metį jis stipriai atsinaujino. Gaila, kad archyve neturime to paties meniu, tačiau nepaisant sudėties, gaminimas turėtų būti labai panašus. Visiškai kitaip atrodo negu mūsų mylimas senas geras maišelis. Tačiau visa spauda ant viršaus išlieka tokia pati. Žodis žodin, emblema emblemoj, viskas nukopijuota tuo pačiu šriftu. Kiek mažesnis visas spaudas, tačiau jisai atrodo identiškai kaip ir šis 10 metų senumo davinukas. Naujoji pakuotė iš kitos pusės, kaip ir norvegiškam davinyje, jinai yra skaidri ir mes matome visus ingredientus esančius viduje. Nauja pakuotė yra stipriai mažesnė už senąją, joje yra mažiau oro ir jinai yra kompaktiškesnė. Tvirta, paprastai mes jos nepradursime, neatplėšime ir gerai apsaugo turinį. Ką mes turėjome senojoje pakuotėje, mes galėjome labai lengvai ir patogiai ją atplėšti. Biškį nepasisekė. Ir turėjome daugkartinio panaudojimo tokį tvirtą maišelį. Gaila jisai, aišku, neužsisekdavo, bet buvo labai patogus. Viduje turėjome labai panašaus įpakavimo, tik tai jau netokios tvirtos plastmasės rinkinuką. Viskas apsaugota dar vienu maišeliu. Naujoji pakuotė savo viršuje turi lengvo atplėšimo tokius įpjovas, bet jos jau tikrai bus vienkartinės ir nuplėšus, aš nežinau, ar mes panaudosime kaip maišelį dar visą šitą pakuotę. Plėšime. Nesiplėšia lengvai. Nėra toksai patogus, labai traškus, stipriai traškesnis už senąjį. Senasis davinukas turi maišelį, kažkas panašaus į naują pakuotę, tik tai daug plonesnio plastiko. Aišku, nuo vandens, drėgmės apsaugos, net ir pažeidus tą didesnį maišelį. Ir išėmus turim tokią pačią identišką krūvelę. Žiūrime, lyginame turinį. Šios davinius skiria 10 metų. Raskite 10 skirtumų. Identiškos patiekalo pakuotės. Gamybos technologija turbūt nepasikeitė. Taip pat komplektuojame kaitinimo elementai. 4 juostelės ir viename ir kitame. Instrukcijos lygiai tokios pačios. Šiek tiek skiriasi kartoniukai skirti laikyti šildytuvą su patiekalu. Praktiškai identiški šaukštai. Kaip padarė puikiai. Taip 10 metų nieko ir nereikia keisti. Priedai. Nors meniu nesutampa ir patiekaliukai juose skiriasi, tačiau šiaip priedų rinkinukas turėtų būti toks pat. Žiūrime senąjį priedų rinkinuką, kavos pakelį, kavos baliklio, druskytės taip normaliai skaniai pasigardinti, tualetinio popieriaus užpakaliukui, labai puikaus. Gerai išdžiūvęs jisai per 10 metų, dvidražė kramtomosios gumos, saldiklis ir drėgna servetėlė. Šviežiajame davinyje kavos arbatos baliklis, oi kiek druskytės. Per 10 metų JAV kariuomenė suprato, kad druska yra nesveika ir jos kiekis jau ryškiai sumažintas. Zero calorie sweetener. Vėlgi. Per 10 metų mažai kas pasikeitė, tiesiog Make America Great Again. Kompanijos logotipas pasidabino Amerikos vėliavos ornamentais, o visa kita liko kaip ir buvo. Kava, Bill's Brew, jau dabar su reklamos elementais, identiška latex free dabar tik tai parašyta, jo, irgi per 10 metų supratom, kad latexas yra negerai. Tokioj pačioj pakuotėj, drėgna servetėlė. Raudonai įpakuotos
Dvidražė. Tualetinis popierius. Made in San Francisco by Lighthouse. Daugiau reklamos, ta pati įmonė. Apart pakuotės, iš pirmo žvilgsnio niekas nepasikeitė. Nei šaukštas, nei kaitinimo elementai, nei priedų rinkinukas. Apelsinų skonio sultis be vaisių. Directions for use. Pusę gertuvės reikia įpilti. Ne mililitrais, pusę gertuvės. Čia Kilgonis labai apsidžiaugtų, nes Kilgonis mėgsta gertuves ir visą kitą, ką kariai turi nešioti su savimi, tai čia viskas aišku, nereikia meravimo menzūrėlės. Niekada nebuvau amerikietiško davinio fanas, man nelabai patinka skonis prieskonis, kuriame yra apart kai kurių elementų, kurie yra tikrai skanus, kaip pavyzdžiui jalapeno užtepėlė su tortilom, labai skanu. Bet pagrindiniai patiekalai, jie turi tą tokį cinamono natūralaus antiseptiko prieskonį ir jų kaitinimo elementai visada labai prastai pašildydavo, ypač kaip šitam senajam davinėje, kai būdavo du patiekalai, ryžius ir kažkokią košytę, tikrai pašyla labai prastai. Nors iš pirmo žvilgsnio kaitinimo elementai atrodo taip pat kaip prieš 10 metų, duokime vieną šansą ir padarykime lenktynės. Pilome vandens iki nurodytos linijos ir kaip parašyta, jokių būdų neviršyti daugiau. Girdžiu, kad naujasis davinys jau kunkuliuoja, tuo tarpu senasis pučiasi, bet dar ne taip. Vienas labai nepatenkintas žiūrovas, žiūrėjęs, kaip mes ragaujame 10 metų senumo rusiškus davinius, sakė, kad jeigu būtų amerikietiškas, mes šnekėtumėm kitaip. Taigi pažiūrėkime, 10 metų senumo amerikietiškas davinys, baltų kviečių duonelė ir pažiūrėkime, kaip jinai išsilaikiusi. Truputį sausesnė, bet visai neblogai atrodo, matot, konsistencija nebloga. Ekspertas nesiskundžia, kad tarp dantų netraška. Ir čia turim chunky peanut butter, riešutų sviestą. Dešimties metų senumo riešutų sviestas. Neatrodo šlykščiai, bent jau ne tiek, kad nepabandytumėm paragauti. Nėra išskirų, konsistencija lyg ir nepasikeitusi. Atrodo gražiai. Duonytė tarsi ir turi kažkokį tai prieskoniuką, jau tokie pridvėsus biškutį, bet riešutų sviestas geras. Iš naujojo davinuko paragaukime sūrio užtepėlės su kukurūzų duona. O, kokia graži duonytė. Koks kvapas iš karto užpuolė mus. Sūrio užtepėlę. Tik cornbreadas čia nelabai tinka. Kukurūzų duona tokia saldi. Turime daržovių krekerių. Vat ant jų labai tiks sūrio užtepėlė. Štai kaip jinai skaniai taip užsitepė. Skanioji sūrio užtepėlė su jalapenais. Aštru. Tik tai geriau man patinka su tortilom. Kai stipriai prisikiaulini, reikia servetėlių. Aišku, šios servetėlės tinkamos daugiau ne tik tam, bet ir užpakaliukui nusivalyti. Tačiau palyginkime, ar kas nors pasikeitė per 10 metų. Vis tik tas pats gamintojas. Ne, tie patys. Taigi tualetinis popierius iš esmės nepasikeitė. Valo lygiai taip pat. O geriausiai valo mūsų ekspertas. Pepperoni pizza crackers. Iš naujojo
devinuko. Kažkas tikrai panašaus buvo ir senajam. Matyti tokie krekeriukai. Viduje barščiai iš kosmonautų maisto, turbūt. Labai skanus, taip? Praėjo 10 minučių, jau girdžiu, kad mūsų šildantis patiekalai nebešnipščia. Ir naujasis davinys tikrai karštas, kaip ir turėtų būti, kaip panašiai kaip lietuviškas. Tikrai manau, kad bus gerai pašilęs. Tuo tarpu senasis vos šiltas. Sunku pasakyti, ar tai yra pasiekmė laiko, bet kiek aš ir atsimenu, visada amerikietiškas, jisai vos pašildavo. Tikrai ne taip stipriai, kaip pašilo šitas, nes naujoje tikrai jaučiasi, kad karščio yra tiek pat, kiek ir lietuviškam žaliajam ar kitose, su kinietišku, aišku, tikrai niekas negali parungtiniauti, ten karščio užteks dar ilgai. Šildymo elementas per 10 metų tikrai patobulėjo į geresnę pusę. Kas gerai amerikietiškame davinyje, atplėšimas yra išilgai pakuotės ir lengviau yra išvalgyti. Mes vis tiek išpilsime, kad matytumėm, kaip tai atrodo. Pupelių kvapas. Senasis atsiplėšė daug sunkiau. Bet niekas nepasikeitė. Atplėšimas lygiai tą pačią kryptimį. Turime naują, turime seną, tai yra skirtingi patiekalai, sunku lyginti. Sakyčiau, kad sena porcija yra didesnė. Nepamirškime, kad šalia jo turėtų būti dar ir ryžiai. Šitas pašilo tikrai gerai. Labai aštrus, turi prieskonį, kaip visada amerikietiškas. Skanu, valgoma. Visi tie daviniai, kurie turi vienodą tam tikrą prieskonį, tie pagrindiniai patiekalai labai greitai nusibosta. 1-2 paras atsimaitinam, viskas, daugiau nebenorėsime. Senas 10 metų senumo davinukas, tikėkime, kad nevemsime. Toks pat prieskonis, nėra skanu šitas patiekaliukas. Kas čia tokio? Asian Style Beef Stripes. Taigi, Gediminai, naujoji pakuotė tikrai skiriasi nuo senosios, tačiau man senasis maišelis daug labiau patinka, o viduje viskas išliko taip pat, nebent galbūt atnaujintas šildytuvas šiek tiek geriau šildo ir mažiau druskos. Ir net po 10 metų viskas atrodo puikiai ir išpakavus galima skaniai pavalgyti. Skanaus!